Sveika, brangioji ta, kuris skiria laiką savo ir man. Sveikinuosi su tavim, jeigu tu dabar esi kryžkelėje pasirinkimo savo veikloje. Jeigu tu dabar jautiesi tarsi pastrigusi ten, kur esi, pasiekė jau daug, bet toliau negali. Arba tau neįdomu. Gali būti, kad jautiesi tarsi padariusi viską. Ir aš žinau, kad tu esi aktyvi moteris ir dabar svarstai, ką tau daryti toliau. Taip? Tai aš esu Lina Lasi ir vedu savo klientus iš taško A, kurie nežino, ką toliau darys, tiesiog arba jaučiasi pastrigę, arba aplamai nežino, ką jie nori daryti, į tašką B, kur jau prasideda tavo veikla. Na, pavadinsiu pradžioj veikla. Ne verslas, bet veikla, nes verslas daugumą gąsdina. Pradėkime nuo veiklos. Tai yra 3 dalių laivai, per kuriuos pervesiu tave per žingsnius. Nuo taško, kuriame tu pasitikrinsi, ar jau tau laikas. Ar tu jau pribrendusi. Apie tai kalbėsiu šiandieną. Antroje dalyje kalbėsiu apie moterišką struktūrą, nes dauguma verslus veiklas daro arba vyriškoj struktūrai, arba aplamai moteriškam chaose. Ir tuomet nėra rezultato. Ir tuomet moteris pavargsta, išsenka ir sako, čia ne man. Ir trečioje dalyje jau duosiu konkretų pasiūlymą, konkrečią struktūrą, kaip tu gali vystyti savo veiklą. Taigi grįžtam prie pirmosios dalies, prie mūsų to etapo, kur kaip nusistatyti, ar tau jau laikas. Ir per visas 3 dalis aš kalbėsiu ir vesiu tave į moterišką verslą, moterišką veiklą be spaudimo. Taip? Bet čia yra pats pagrindinis esminis dalykas. Be spaudimo, be savęs prievartavimo ir be atidėliojimo. Taip, nes yra 2 kraštutinumai. Arba aš labai daug spaudžiu, arba aš niekaip nepradedu. Tai matau, jau yra 2 žmonės prisijungę. Pati pradžia. Parašykit man, ar mane gerai matote ir girdite. Ir aš tęsiu savo temą. Ir būtų gerai, jeigu paminėtumėt, su kokia užklausa jungiatės į šitą laivą. Kas jums aktualu? Kur jums sunkiausia? Taip? Taigi, grįžtam prie pradžios. Ir šiandieną taip pat pateiksiu savo istoriją, per savo pavyzdį, per savo klientų pavyzdžius, kad tu suprastum, jog pradėti savo verslą ar veiklą gali tik tas žmogus, kuris yra tam tikram etape. Kad nepradėtum nei per anksti, per vėlai niekada nebūna. Kad ne? Bet savo verslo ir veiklai reikia subręsti. Ir aš kalbėsiu ne apie tą verslą, tradicinį, fizinį verslą, kurį jūs žinot kaip, na, galbūt gamyklos, įmonės, gėlių parduotuvės, grožio salonai. Aš kalbėsiu apie tavo širdies verslą. Ir pabaigoje 3 daly pateiksiu pavyzdį, koks jisai gali būti. Na, matau tik, kad lėtas ryšys. Bent jau man tai rodo, įdomu, ar jūs mane pakankamai gerai girdite. Jeigu parašytumėt, aš tuomet pasitikrinčiau, ar nesikalbu viena. Nes man yra tai buvę, kad buvo vaizdas, bet nebuvo garso. Tai brangiosios, tai truputėlį kantrybės, vardant savęs brangiausios. Pasižiūriu, kaip čia jums viskas vyksta. Na, galbūt gamyklos, įmonės, pasitikrinau, viskas gerai. Matai mane. Taigi, kada yra laikas? Ir dabar per savo istoriją. Vienas momentas, kada yra laikas, kitas momentas, kur tu turi eiti.
į kokią nišą turi eiti. Ir tai yra labai labai didelis klausimas. Labai daug moterų, kurios ateina iki manęs, nes aš pagrindinė dirbu su moterimis, ateina dvejodamos ir abejodamos. O tai ką man reikia daryti? Aš norėčiau ir tą, ir tą, ir tą, ir tą, bet niekaip nesirenku. Ir žinai, brangioji, man tai yra pažįstama, nes aš ir pati tame buvau. Bet labai svarbus taškas, kad tu jau jauti, kad aš tai darysiu. Bet tai gali būti tik tai pojūtis, aš dar nežinau ką, nežinau kaip, su kuo, bet va tas vidinis, aš tai darysiu. Taip? Tai va, jeigu tokį jau turi, labas vakaras, Vaiva, jeigu jau turi tokį pojūtį, vadinasi, laikas pradėti. Netidėlioti, nes atidėliojimas tau kainuoja labai daug tavo gausos, labai daug tavo emocinės sveikatos, tavo energijos. Ir tu tiesiog nejudi. Ir tuo pačiu tu neduodi pasaulį, nes kiekvienas žmogus atėjo šią žemę ne šiaip savo, ne tik dėl savęs, bet ir tam, kad per save padėtų kitiems. Ir todėl labai labai svarbu atsirinkti tai, ką aš geriausiai galiu daryti šiame pasaulyje. Taigi dabar grįžtu prie savo istorijos. Aš nuo pat vaikystės buvau labai labai ligota. Ir buvo momentas, kai mano mama iš vis galvojo, ar galės mane leisti į mokyklą, kaip aš ten galėsiu iš vis eiti, nes turėjau daug problemų su plaučiais. Bet aš baigiau mokyklą, baigiau universitetą ir buvo momentas, kai aš atkritau. Atkritau, man buvo pripažinta asma, turėjau antrą invalidumo grupę ir dirbti kaip ir nebegalėjau. Bet aš iš viso to išėjau ir dabar esu dėkinga tam, tai savo istorijai, tai savo ligos istorijai, kur aš galėčiau galbūt sakyti, na kodėl man tai, už ką man tai, bet ką man tai davė. Labas vakaras, Virgilija. Ką man tai davė? Man tai davė ieškojimą, man tai davė postūmį domėtis, nes aš turėjau pajautimą ir aš labai tikiu, kad ir tu turi tokį pajautimą, kad praryti piliulę ar nueiti pas gydytoją neužtenka. Čia galbūt tom, kurios turi sveikatos problemų. Aš pereisiu kelias sferas, bet dabar per savo pavyzdį. Mane į mano veiklą, į mano verslą atvedė mano sveikata. Nes jeigu grįžtant, padarom šuolį į dabar, ką aš darau 3-4 pastaruosius metus, aš dirbau su moterų emocinė ir fizinė sveikata. Sakau su moterų, nes pagrindė moteris, bet esu turėjusi ir vyrų ir sėkmingai visai nesniai, tai ryškias baigė gausos magneto kursą. Taigi, jeigu ir tu esi vyras, tai aš tavęs neatstumiu, jeigu tau artimos mano mintis, taip, bet dauguma pas mane ateina moteris. Taigi grįžtam prie to, kaip mus veda kūrėjas, nes aš tikiu, kad yra kažkas daugiau, kad yra kažkas aukščiau už mus. Ir mano visi klientai jau prie to prisilieti, jie turi tą vidinį žinojimą. Tai aš tikiu, kad ir tu jau turi tą žinojimą. Sveika, Aušra. Taip, gera, kad jūs jungiatės, gera matyti veidus, kuriuos jau žinau ir kad esat kartu su manim. Tai vien tai, kad jūs jau pabūsit mano energiją, jūs jau užsikrausite, nes kartais man moteris sako, žinai, aš net nežinau, pabūsiu tam ir jau man atėjo atsakymai, jau man atėjo aiškumą, arba kitą dieną moteris rašo, pas mane prasidėjo pardavimai. Ir kodėl tai vyksta, jūs suprasit, jeigu sudalyvausit visose 3 dalyse, visose 3 mano laivuose. Taigi grįžtam prie tos pradžios. Kaip mane veda? Aš kalbu apie save, o jūs tuo pačiu lygiai grečiai pasimatuokit savo istoriją. Mane vedė per ligą. O jūs galite man komentarus, jeigu esate drąsus, parašyti, ką jūs patyrėt vaikystėje, ar paauglystėje, ar kai buvot jauna graži mergina ir dabar esat graži moteris. Kokius išbandymus jūs patyrėt? Taip? Ir galėsiu, sveika Edita, ir aš vėliau galėsiu pabaigoje jums dar tai pakomentuoti. Taigi, mane labai gražiai dievulis kūrėjas vedė per sveikatą. Ir vedė skaudžiai tol, kol aš šitai neatkreipiu dėmesio. Kol aš tikėjau, iš tikrųjų, tai aš tuo, kad kažkas kitas mane gali pagydyti,
pas mane tokio tikėjimo gal net ir nebuvo. Aš viduj turėjau žinojimą, kad aš galiu pati. Matot, brangiusius, aš pradėjau iš toli, nuo sveikatos, tam, kad jūs turėtumėt pavyzdį ir galėtumėt po to savo istoriją susidėlioti ir gauti atsakymus. Nes visi mano laivai, visi renginiai yra transformuojantis, net jeigu tu tik tai ir te dalyvausi. Taigi aš turėjau žinojimą, kad aš galiu pati. Ir kadangi aš turiu tokį žinojimą, aš ir savo tėvus, čia tiem, kurie jau žino, kaip čia tas pasaulis sudėliotas ir kaip mūsų ta siela į žemę ateina, aš jau ir tėvus pasirinkau tokius, kurie mane kreipia į tai, kad kas yra gamta, kas yra netradicinė medicina, kas tai yra augalai. Taip? Kad sveikata, jeigu tu nori iš tikrųjų būti sveika, kad niekas kitas už tave neįspręs tavo sveikatos problemų, arba niekas kitas neįspręs tavo verslo problemų. Kitas žmogus gali būti tau tik tilteliu, arba gali paimti tave už rankos ir sakyti, ei, brangioji, pasižiūrėk, va čia tavo stipriosios pusės, o čia tavo duotybės, ką aš iš tikrųjų ir darau per sesiją su savo klientais. Va čia, brangusis, arba brangioji, pasižiūrėk, va čia tavo duotybės, va čia tu kaip prisiliesi iš to vietoj, tu šausi į savo kelrodę žvaigždę. Taip, iš tikrųjų, mano pastarasis paskutinis vaikinukas, kuris mano programoje dalyvavo ir dar eina kol kas kartu su manim, šovė labai greitai. Kai aš jam parodžiau, konkretus taškas, va tu čia turi dirbti. Ne Norvegijoje, ne kažkur kitur, bet tu gimei Lietuvoj, vadinasi, tu esi lietuviams. Taip? Ir jeigu tave nunešė kažkur kitur, kuries visą tą, vadinasi, tu ir iš ten gali dirbti, bet labai svarbu pamatyti, ką aš galiu geriausiai ir kaip aš galiu geriausiai. Ir išlukštenti savo unikalumą. Taip? Tai mes irgi darom kartu. Pašviečiu, kaip su žibintuvėliu. Va čia, sakau, tavo yra unikalumas. Taip? Taigi grįžtim vėl prie mano istorijos. Aš dabar nesidėčiau prieš jūs ir nepasakočiau jums, kaip pradėti savo verslą, veiklą moterišku būdu. Taip? Be spaudimo. Jeigu aš kažkada nebūčiau turėjęs savo sunkių išbandymų, sunkių patirčių per ligas. Tai pagalvok, kas tavo istorijoje buvo tokio, kur tau labai labai skaudėjo, kur tau buvo labai sunku susitvarkyti ir atrodytų, kad padėtis be išeities. Tai va čia yra labai svarbus rodmuo, kad tai gali būti tavo niša. Taip? Taigi, kai aš susitvarkiau pilnai su savo sveikata, mano pirma programa buvo apie sveikatą. 2 savaičių mokymai, tiesiog kaip išsivalyti organizmą, išsivalyti žarnyną, nes kai aš turėjau antrą invalidumo grupės sirgau astma, būtent pradėjau nuo savo kūno, nuo savo žarnyno. Taip, bet į tai visiškai nesiplėsiu, tik kaip pavyzdį pateikiu, kad aš pradėjau nuo savęs. Pirmiausiai sprendžiau savo problemą ir tik tada pagimdžiau kitą kursą, perrašyk savo DNR. Nes aš mačiau, kad jeigu serga fizinis kūnas, vadinasi, serga ir emocinis kūnas. Jeigu va tai, ką aš galiu paliesti, serga, vadinasi, jau yra sužalota ir tai, ko aš negaliu paliesti. Tai, kas yra tik tai energetiniam lygmenį, tik tai energija, tik tai emocija, prasta nuotaika, nėra noro kažką daryti, arba jaučiuosi visiškai išsisėmusi. Bet kol aš tai neįspręsiu, tol nebus mano kūnas sveikas ir atvirkščiai. Žodžiu, tai yra 2 kojos, kurios, kai yra abidvi stiprios, tada aš jau galiu eiti į verslą. Žinoma, kad aš galiu daryti verslą ir sirgdama, bet jeigu tas verslas toks, kur mano širdis dainuoja, ta veikla tokia, kuri mane pakrauna, gali būti, kad aš net ir pasveiksiu. Taip bedarydama. Bet jeigu aš tai darau dėl pinigų, dėl gausos, tuomet mano kūnas toliau alinsis ir aš toliau sirgsiu. Ir ypač jeigu aš eisiu ne savo keliu ir ne savo kryptim, man Kūrėjas duos per galvą. Labai švelniai. Pradžioje švelniai, po to skaudžiau, po to pradės nesisekti, gali pradėti ir santykiai.
Tik tam, kad tave supurtyti, kad tu pagalvotum, ar aš darau tai, ką aš turiu daryti, ar aš tikrai pilnai realizuojuosi, ar aš čia to atėjau į šį pasaulį. Taip? Ar aš atiduodu tai, ką aš turiu viduj, nes dauguma mano, kad tai, ką turi savyje, kad tai yra nevertinga ir kad tai yra niekam nereikalinga. Tai brangusis, jeigu tu čia esi ir klausai manęs, nes mano auditorija dažniausiai turi gebėjimą ir talentą daryti savo veiklą, savo verslą. Tiesiog dabar pastaruoju metu aš jau kitokių nepritraukiu. Arba bent jau savo kažką šalia pagrindinio darbo, šalia samdomo darbo. Vis tiek tu esi tas žmogus, kuris turi idėjų, kad aš noriu kažką daugiau realizuoti. Taip, ne tik, kad eiti į samdomą darbą ir atidirbti tam tikras valandas, gauti tam tikrą atlygį, bet tu esi ta moteris, kuriai patinka kokybė, ta, kuri nori keliauti, ta, kuri nori turėti laisvo laiko. Ne po darbo, kada ten tau lieka laisvo laiko, bet pati susidėlioti taip darbus, kad turėtum laiko ir pakeliauti, ir šeimai, ir pailsėti, taip, ir kurti. Nes gausa ateina iš kūrybos. Maži pinigai yra uždirbami, dideli sukuriami. Sukuriami arba per kūrybą, arba per struktūrą. Apie tai kalbėsiu antroji, trečioji daly laivo. Šiandieną tik noriu akcentuoti momentą, kada jau laikas ir kaip nors kažkiek pašviesti, kaip atrinkti, kas gali būti tavo. Taigi, peržiūri, ką tu patyrei. Ir jeigu tu esi irgi taip pat, kaip ir aš patyrusi sveikatos išbandymus ir didelius, ir stiprius, o galbūt dar ir dabar tebeturi, vadinasi, tau labai tiesiai šviesiai rodo, kūrėjas, kad brangioji susikaupk, atsimerk, susipurtyk, arba galų gale atsisuk prieš visus, nurimk. Ir pagalvok, ką aš iš tikrųjų turiu daryti, o kodėl aš taip ilgai sergu, o kodėl aš nepasveikstu, arba ypač jeigu yra lėtinės ligos. Tai yra vienas iš ženklų, kaip kūrėjų su tavim kitaip kalbėti. Jis tave turi supurtyti, taip, kad tu atsimerktum, kad nelauktum kito gyvenimo, gal kitam gyvenimo, o kas žino, jisai bus ar nebus. Visi kalba, kad tai yra, bet mes prie to neprisilietėm. Belieka tik tai tikėti, tai nelauk, netidėliok, o dabar, ypač jeigu jautiesi, kad jau išaugai marškinėlius, vat kada laikas, man kada buvo laikas, kai aš dirbau samdomam darbe, aš tiesiog paskutinius metus, kokius 2 metus, jau 2-3, jaučiausi kaip džiūstanti, vystanti, mane ten ir mylėjo, ir gerbė, ir aš tą darbą mokėjau, ir jis man buvo lengvas. Ir netgi, sakykime, sąlyginai įdomus, bet, tai buvo ne mano. Aš jaučiausi, kad aš ten jau padariau viską ir be to tai labai ribojo mano laisvę. Aš negalėjau, kada noriu keliauti, aš galiu atsiprašyti atostogų, bet kiek ten to atostogų per metus būna duodama, 28 dienos, ar ne? Man to buvo mažai. Aš norėjau pati planuoti savo laiką. Ir atėjo toks momentas, kai aš supratau, kad aš daugiau taip nebegaliu. Ir manęs dažnai klausia, klausimą, kurį aš pati kažkada uždaviau savo mentoriai. O kada laikas, o kaip suprasti, kad jau laikas pradėti? Ir jinai man taip atsakė. Kai tu to negalėsi nedaryti, vadinasi, jau laikas pradėti. Tu vis tiek kažkaip tai darai, nemokamai, kalbi su draugiam, su draugais, galbūt jau kažką veiki socialiniuose tinkluose. Tu jau tai darai. Tik reikia atidžiau pasižiūrėti, ką tu dažnai pasikartojančiai darai. Ir greičiausiai jau žinojai šitą girdėjai, kad ko pas tave dažnai kreipiasi draugai. Jeigu jie kreipiasi dėl sveikatos problemų ir tau įdomu žolelės, įdomu netradiciniai būdai, metodai, tai gali būti kryptis, kuri rodo, kad tau reikėtų kažką daryti su sveikata. Ir netgi jeigu tu ne medikė, tau nereikia būti medikė, kad tu padėtum emociškai. Taip? Arba kad tu padėtum išeiti į gausą per sveikatą. Tau nereikia būti medikiai. Tau reikia labai mylėti šitą nišą. Ir tikėti, kad tu gali
save gydyti. Aš neatmetu visiškai medicinos, bet ir natūraliais būdais. Tai brangioji, taigi jau aptariau tašką. Tu džiūsti, tau neįdomu, tau nuobodu, darbo metu, tu klausai kartais galbūt netgi seminarus, ką aš jau darydavau paskutinius metus, aš užsidėdavau ausinukus ir aš per pertraukėlės arba netgi tiesioginio darbo metu klausydavau tai, kas man įdomu ir konspektuodavau, įsivaizduojat. Tai jau reiškia, kad aš daugiau ten negaliu būti. Nes aš jau tada negaliu kokybiškai savo darbą atlikti ir negaliu savęs realizuoti. Taip. Dabar tos, kas liečia moteris. Ar ne? Ką mes moteris pasižiūrėkim genetiškai. Nes jeigu mes ryšimės prie savo šaknų, mes tikrai atrasim tai, ką mes galim daryti geriausiai, netgi ir samdomam darbe, šalia kažką galbūt prisidėdamos, taip kad pilnai save realizuoti. Mes moteris esam jautrios struktūros. Dabar jau moteris nėra gležnos kaip anksčiau, bet emociškai mes esam minkštesnės, mes esam aptakesnės, mums tai genetiškai duota. Ir kai mes nuo to labai nutolsam į vyrišką struktūrą, ateina laikas, kai mes pavargstam. Taip, apie tai antroji daly kalbėsiu. Tai grįžtam prie to taško, kur moteris geriausiai jaučiasi. Tai yra ten, kur jinai gali sukurti arba grožį, arba padėti sveikatintis savo ir kitiem, arba kažkas su menu, su kūryba, su grožis, grožio visos sferos. Kirpėjos, manikiuristės, tai irgi yra grožis, pardavėjos, aptarnavimas, tas suteikimas geros emocijos. Taip, yra moterys vadovės. Moterys vadovės, bet jeigu jos vadovauja kaip mamos, taip, žiūri savo darbuotojus su švelniu rūpesčiu. Nespaudžia savęs, bet eina per meilį savo verslą. Jei ženkliai geriau sekasi. Ir kartais klientus pritraukia neaišku iš kur. Patys jie ateina, kaip pas mane. Į paskutinę programą atėjo tiesiog iš niekur. Net nedariau jokių pardavimų. Keli žmonės tiesiog atėjo iš niekur. Vėliau pradėjau pardavimus. Taip, tai dabar aš noriu jums pašviesti. Jeigu tu esi moteris, kuris supranti, kad jeigu nori turėti savo veiklą, savo verslą, vietoj pagrindinio darbo ar šalia pagrindinio darbo, tu turi daryti veiksmus. Aš esu tik tokioms moterims. Jeigu jūs galvojat, kad aš ten kažkaip jums išoperuosiu smegenis, tada brangiosios, dar jums nelaikas. Taip? Taigi tu esi aktyvi, tu esi žingeidi, tu dalyvauji socialiniuose tinkluose, tu jau dabar klausaisi mokymų, kiek gali nemokamai, tau įdomu tai, kas truputėlį netgi mistiško, nes kažkada ir man pačiai buvo tai labai įdomu, nes tiesiog eiti ir užsidirbti, galima eiti samdomą darbą, tiesiog eiti ir užsidirbti. Bet jeigu tu nori atiduoti savo talentą, jeigu tu nori augti ir kad tavo pajamos augtų ir kad tavo, nežiūrint to, kad auga pajamos, augtų ir tavo laisvas laikas, tai tas tradicinis kelias tau tikrai netiks. Taip. Vadinasi, aš turiu daryti kažką kitaip. Aš turiu patikėti pirmiausiai, kad aš galiu daugiau. Taip. Ir kad aš esu ta moteris, kuri gali vesti paskui save žmonės. Nes jeigu nori didesnės gausos, turi prisimti daugiau atsakomybių. Čia jau nieko naujo nepasakysiu. Nes jeigu tu tik sėdėsi, medituosi, žinoma, kad ta didesnė gausa tau nenukris ir tavo verslas neįsivystys. Tu turi daryti žingsnius. Bet jeigu tu darysi savo žingsnius, būtent savo, dėl ko tu atėjai į šį pasaulį, tau jie bus lengvi. Tavo veikla ir tavo verslas tavęs nenualins. Taip? Ir netgi momentais tau atrodys, kad tikrai pinigai krinta iš dangaus. Ir man taip yra buvę. Taip, kad 100 000 nukrito tarsi iš dangaus. Buvo toks momentas. Bet aš tuo tikėjau, kad aš galiu tai pritraukti. Taip, čia dar buvo litais. Taigi aš tikiu, kad jūs tos, kurios mane stebit,
tiesiogiai ar žiūrėsit įrašą, jūs jaučiat, kad tos magijos savyje truputėlį turit. Ir jums tai yra įdomu, ir jums tai yra žingeidu. Ir jūs pasiruošusios dėl savęs daryti žingsnius. Taip, brangiosios. Tai dabar dar noriu truputėlį pasižiūrėti jūsų komentarus, kad galėčiau kažką atsakyti, gal tiksliai mūsų temą. Taip, Justina. Vat kaip pati ir atsakei, kad ir vaikystėj ne visos žaidė su lėlėm. Tai jeigu ir jūs vaikystėj žaidėt ne su lėlėm, o su atsuktuvais ar su kažkuo kitu, tai vadinasi, jums tai patiko. Dar yra vienas toks kaip lengvas testas, mamos, kurios turit mažus vaikus. Iki 2 metukų. Padėkite į 4 skirtingus namus, skirtingus daiktus. Knygą, kokią atsuktuvą, nežinau, ką ten dar galima padėti iš vadovo pozicijos. Užrašų gal kokią knygutę. Žodžiu, kad būt skirtingas sferas atspindėtų. Žiūrėkit, kur vaikas pirmiausia ropos. Aišku, jis didesnis, tai galbūt susirinks visus. Bet tas, kuris dar tik šliaužiantis, nueis ten, kur jo niša, kur jam traukia. Jis galbūt dar prisimena, kas jis ten buvo praeitam gyvenime ir ką nori tęsti. Toliau, čia tom, kurios to tikit. Taip? Taip, Jurgita. Tai jeigu jums patinka tai, ką jūs darot, viskas yra okei. Bet ar jūs tenais galit planuoti savo atlygį? Ar galit augti? Taip? Galima ir samdomam darbe keisti pareigas, eiti aukštesnį lygį, kitą žingsnį daryti. Bet labai dažnai moteris tiesiog nedrįsta to daryti. O kodėl nedrįsta? Todėl, kad nesijaučia vertos, todėl, kad nepasitikė arba turi savo finansinės lubas. Ir kad ir prieina iki tos aukštesnės pareigybės ir išsigąsta. O čia reikia brandos. Taip, dar pažiūriu, ką jūs čia man rašot. Mane taip pat Virginija veda per sveikatą, traumas, taip, Virginija. Gerai. Gerai, brangiosios. Tai aš jums neduosiu šiandieną daug informacijos, nes jeigu duosiu daug, čia įeis, išeis ir tiesiog vėl jūs nubėgsit ieškoti kažko dar nemokamų pasiklausyti ir taip jūs ir nežengsit savo to tikro žingsnio. Tai šiandieną jūs permastykit, kokios mano didžiausios buvo traumas, kur mane kreipia, ką aš mėgau daryti, ko pas mane kreipiasi mano draugai, kokios paslaugos prašo mano draugai, būtent, kad aš jiems padėčiau. Pasiruoškit mūsų antram laivui, kuris vyks ketvirtadienį 8 val. Jeigu dalyvausit gyvai, užduosit klausimus, tai aš dar po to galėsiu atsakyti, patikslinti, arba jeigu žiūrėsit įrašą, tai irgi komentuokit, kokių turit klausimų, aš taip pat jums galėsiu atsakyti. Tai brangiosios. Vadinasi, dabar žiūrim, per ką praėjom, ką patyrėm, kas labiausiai patiko, dėl ko kreipėsi. Ir pasitikrinam, ar jau laikas. Ar ten, kur aš dabar esu, ar aš jaučiuosi tarsi jau išaugusi marškinėlius. Ar man jau norisi to kažkokio kito. Nes jeigu aš tokia, einu į darbą tokia kaip automatu. Ir laukiu, ir svarbiausia, laukiu penktadienio. Jeigu laukit penktadienio atėjusi pirmadienį, arba laukiat atostogų, tai brangiosios yra ženklas, kad arba laikas jau šiek tiek ūgtelti ten, kur jūs esat, į naują pareigybę, į kitą pareigybę, aukštesnę, arba aplamai keisti. Ir įsverkinkite, kiek jums yra metų. Man labai patinka dar toks savo klientėm, kaip sakau, kai tau bus 80 metų, tu sėdi, močiutė, duokim prielaidą, kad tu gan sveika sėdi kažkur tai prabangiam krėsle ir atsisukki atgal į save dabartinę. Ko tu labiausiai gailėtumės, kad nepadarei? Tai apie ką jūs dabar galvojat tik daryti. Ar būdama 80 metė palaimintumėt tai, kad jūs to nesiryžot padaryti? Nes
žinot, ko labiausiai gailisi vyresni žmonės? Ne to, ko pridarė, ne to, kur suklydo, bet dėl to, ko nepadarė, dėl to, ko nepabandė. O nuo to mūsų laiko baimė ir nepasitikėjimas. Taip? Tai šiek tiek apie tai pakalbėsiu antroje dalyje. Tai ką, brangiosios, apkabinu visas. Dėkuoju, kad buvot kartu su manim. Tikiu, kad šiek tiek aš jums perdau tą energiją, įsiklausyti į save. Ar aš tikrai darau tai, ką darau? Jeigu darau tai, ką darau, ar aš patenkinta savo pajamom? Ar aš patenkinta tuo, kiek turiu laisvo laiko? Ar aš galiu įtakoti savo pajamas? Taip? Galbūt aš galiu dirbti ten, kur esu, jeigu man tai patinka. Ir šalia daryti savo mylimą veiklą, kas mane įkvėptų ir emociškai, ir tada ir mano fizinė sveikata būtų stipresnė. Taip, Jurgita, šaunuolė. Taip, vėliau pamirštam pasikelti. Tik ne visuomet pačiai pavyksta pasikelti, dar būna ir taip, nes mes nematom savo vidinių tarakonų, vat kas yra blogiausia. Taip, bet aš tikiu, kad aš jums apie tai pašviesiu antroji ir trečioji daly ir jūs galėsit kažką pažinti ir ūgtelti. Taip? Tai ką, apkabinu visas ir tikiu, kad mes susitiksime trečią dieną 20 val. O jeigu tu žiūri įrašą, tuomet susirask ir kitas dalis. Ir aš apačioje, tos, kurios nori greičiau apie save daugiau sužinoti arba sužinoti, kas tave sulaiko, aš prikabinsiu anketą, nes dabar yra galimybė su manim turėti nemokamą trumpą sesiją, pusės valandos, ir pasižiūrėsim kartu, kas ten tave stabdo. Taip? Tai ką, brangiosios, dėkoju už jūsų laiką, dėkoju, kad jūs esat ir sakau iki. Tai brangios.